Sveiki vaikai. Šiandien paskaitysiu geriausios pasaulio pasakos knygą. Atsiverskime pirmąją pasaką, kuri vadinasi Snieguolė. Štai Snieguolė, ragana ir 7 nykštukai. Vienas karalius turėjo gražią ir labai svajingą žmoną. Kartą siūdama jį distelėjo pro langą, kur dideliais kąsniais krito sniegas ir ant obels šakos karkstelėjo didžiulis juodvarnis ir įsidūrė pirštą. Bemat išsisunkė kraujo lašelis. Ak, atsiduso ji, kad man gimtų balta kaip sniegas dukra raudonomis kaip kraujas lūpomis. Taip ir nutiko, jai gimė tokia dukrytė, o ji pati netrukus mirė. Karalius mergaitę pavadino Snieguolė ir vedė kitą, gražią, bet žiaurios širdies moterį. Ji turėjo stebuklingą veidrodį ir vis jo klausinėdavo: veidrodėli, pasakyk, kas gražiausia iš visų. Veidrodis visuomet atsakydavo tą patį: karalienė, kam dar klausi, iš visų esi gražiausia. Bet štai kartą Snieguolė kiek paūgėjus, jis ėmė ir atšovė: karalienė, tu graži, bet Snieguolė dar gražesnė. Pamotė širdis užvyrė pikčiu ir liepė tarnui nudaigoti mergaitę. Bet to žmogaus būta geros širdies. Jis nuvedė Snieguolę girion ir paleido. Mergaitė dieną ar dvi klaidžiojo pro brūzgynus, tankumynus, kol pagaliau gražioje laukymėje prie upokšnio aptiko mažą tropelę. Įėjusi vidun, labai nustebo, visko radusi po 7. 7 mažų kėdučių, puodelių, dubenėlių, šaukštų, duonos kepalėlių ir 7 baltai paklotas loveles gretimoje kamaraitėje. Jis riūptelėjo po šaukštą viralo iš visų dubenėlių, atsilaužė po trupinį duonos iš visų kepalėlių, atsigėrė po gurkšnį iš visų puodelių ir krito miegoti. Nešini mažai žibintėliais vidurnaktį trobelėn sugužėjo 7 žmogeliukai. Kas valgė iš mano lėkštelės, kas gėrė iš mano puodelio, kas atsilaužė mano duonelės, ėmė kalbėti, stebėdamėsi. Galop vienas sušuko: o kas čia miega mano lovelėje? Ir Snieguolė pabudo. Aplink ją trepinėjo 7 barzdotus žmogučius mailomis kepurytėmis. O kokia tu dailutė, vaje kokia mielutė? Žmogeliuko aikčioje kraipė galveles, mat tokios grožybės nebuvo regėję. Mes girių nykštukai, galop tarė jie, gali liktis pas mus. Ir Snieguolė likosi, tvarkė jų namučius, gamino valgį ir buvo laiminga, nes nykštukai ją labai mylėjo. Kas rytį išeidavo darbuotis miškan ar į kalnus, o jį laukdavo jų švarutėliuose, jaukiuose namučiuose. Tuo tarpu karalienė, kuri iš tiesų buvo ragana žiežmara, vėl ėmė staipytis prieš stebuklingą veidrodį. Veidrodėlį, pasakyk, kas gražiausia iš visų. O veidrodėlis jai štai atšovė: karalienė tu graži, bet Snieguolė už kalnų prie nykštukų 7 daug gražesnė už tave. Akis žiežmarai pikčiu aptemo ir ji užsigeidė žūtbūt nugalabyti gražiąją Snieguolę. Kartą, kai nykštukų nebuvo namuose, prie trobelės atkūprino senyva moteriškė su krepšiu obuolių ir pasiūlė Snieguolei paragauti. Krimstelėjusi obuolio mergaitė krito kaip negyva, mat jo būta užnuodyto. Grįžę nykštukai išsyk sumojo, kad tai karalienė žiežmaros darbas. Jie verkė, raudojo, tačiau Snieguolės atgaivinti neįstengė. Laidoti jos nenorėjo, tad paguldė karstan iš kalnų krištolo ir užkėlė ant dailios kalvelės prie savo namučio, kad galėtų kada panorėję pasigrožėti Snieguolę ir ją apverkti. Sykį po tas vietas klaidžiojo po medžioklių atsilikęs karalaitis. Vos išvydęs, bemat įsimylėjo Snieguolę ir ėmė maldauti nykštuko atiduoti ją, sakydamas, nė dienos negalėsies be jos gyventi. Iš pradžių žmogeliukai negirdėti nenorėjo, bet paskui nusileido. Keliamas karstas kryptelėjo, užnuodyto obuolio kąsnis iššoko Snieguolei iš gerklės ir ji atsisėdo gyva ir sveika. Išvydusi karalaitė Snieguolę karštai jį pamilo ir jiedu iškėlė puikias vestuves, kuriuose alų midų gėrė ir 7 nykštukai giriniukai, o piktoji pamotė ragana sprogo iš pykčio ir pavydo. Tai tiek, vaikučiai, šiandien. Kitą kartą paseksiu pasaką Pinokis.
Iki kito karto.